Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Labadiena, tinklalaidė Žmogiškai klausytojai ir, jau turiu sakyti, metus laiko ir žiūrovai, labai tuo džiaugiuosi ir džiaugiuosi tokią pavasarišką dieną, susitikdama su jumis ir ištraukdama, negaliu sakyti turbūt iš po stalo, bet beveik iš po stalo labai svarbią temą, tai apie tai, kas yra psichologinis smurtas darbe, kas yra smurtas apskritai organizacijoje ir ką mes čia šiandien esame nuveikę Lietuvos ir teisiniai sistemoje, kokia pas mus vyrauja tvarka, ką turi žinoti vadovai, ką turi žinoti žmonės apie šią temą, nes psichologinis smurtas tai yra tikrai toks žmogaus teisių pažeidimas, darantis žalą turbūt ne tik pačiam žmogui, bet ir visai organizacijai. Jeigu tai daro įtaką žmogui organizacijai, tai aš drąsiai galiu sakyti, kad ir visai visuomeniai ir mūsų šeimoms, nes tai tikrai labai persiduoda. Ir turbūt ne vieną kartą esam girdėję tas skaudžias istorijas, kai medicinos sektoriai, mokslo sektorijoje žmonės pasirenka vieną ar kitą net pasitraukimą iš gyvenimo ir tai yra tikrai ta tema, kurią kalbėti verta. Ir šiandien pasikviečiau pas mus į Žmogiškai laidą Ingą Pališkienę, NOR advokatų kontoros patarėją, kuri ir dirba turbūt ne tik šitais būtent psichologinio smurto klausimais, bet ir visais darbo teisės klausimais, migracijos klausimais ir gali mums visiems atverti tą tokią truputėlį paslaptingą temą plačiau iš darbinės pusės, kaip tai atrodo institucijose Lietuvos ir kaip tai atrodo mūsų šių dienų pasaulyje, kai tema tokia jautri ir vis tik taip mažai apie ją kalbama. Tai labas Inga. Labas Irida, labas visiems. Labai džiaugiuosi, kad tu sutikai ateiti pakalbėti šitą temą ir vakar vakare, kaip tik dar pasidalinau LinkedIn su bendruomenė įrašą apie tai, kad vadovai šitą temą truputėlį mato taip iš dviejų pusių, jiems ir baisu, nes kiekvienas jų veiksmas tarsi jau šiandien pastaruosius kelerius metus gali būti traktuojamas kaip psichologinis smurtas, iš kitos pusės jie yra taip atitolinę šitą temą, kad jinai yra, bet jos nelieskim, ten darbo kodeksas kažką mums pasakė, kad turim padaryti, HR-as padarė, bet mes patys nelabai kažką žinom. Ir sunku patikėti, bet daugiau, beveik negu 60% respondentų, jų nėra dar taip daug, bet kad ir 35 respondentai sako, kad šita tema darbe jie nekalba. Ir man tai atrodo, kad tai yra labai svarbus rodiklis, Inga, mudviem, kodėl mes šiandien šitą temą turim kalbėti ir ištraukti tą dienos šviesą ir parodyti, kad tai yra be galo svarbi tema ir ją išskleisti. Tai Inga, gal pradėsiu nuo to, kaip tu pati atsiradai šitoje temoje, nes darbo teisė apima daug dalykų, ne? Bet kaip tau pačiai ta tema tokia pasirodė svarbi ir aktuali? Kodėl to klausiu? Nežinau, kad tu ir prie teisėkūros esi truputėlį prisidėjus ir matai šitą temą truputėlį plačiau, tai tu truputėlį ir pasidalink, tu žinai tokią chronologiją, kaip tavo gyvenime tai atsirado ir chronologiškai, kodėl mes Lietuvoje dabar apie tai taip kalbam. Taip, tai iš tikrųjų ta tema, kada aš su ja susipažinau, tai buvo, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet turbūt kokie 2015 metai, kai dar nebuvo nei naujo darbo kodekso, o senasis darbo kodeksas apskritai apie tai nekalbėjo ir niekas apie tai iš tikrųjų garsiai, nei įmonėse, nei organizacijose nekalbėjo. Bet turėjom pirmą tokią bylą, kur darbuotojas iš tikrųjų buvo mobinguojamas ir mes atstovavome darbuotoją. Jis buvo atleistas iš darbo ir buvo byla dėl mobingo. Ir iš tikrųjų tai buvo viena pirmųjų bylų, kurioje man teko sudalyvauti. Ir įdomu tai, kad tuomet buvo priteista neturtinės žalos tam darbuotojui 6 jo vidutiniai darbo užmokesčio dydžiai. Tuomet ten sudarė galbūt apie 12 000, dabar tiksliai nepasakysiu, bet tai yra netgi šiandien viena didžiausių sumų priteistų iš tikrųjų. Tai tokia ta byla ir buvo įdomi tuo, kad viena pirmųjų teismas aiškiai pasisakė būtent apie mobingą
ir būtent priteisė labai didelę neturtinę žalą. Tai galbūt ta tema tada jau mane sudomina, kaip sakant. Ir toliau, ką mes turime naujam darbo kodekse, jau apie tai užsimenama, apie diskriminacijos draudimą, apie bendrai, kad turi būti sveikos tos darbo sąlygos. Bet vėl ta tema, kaip sakant, daug labiau išryškėjo, tai yra po Šiaulių medikės savižudybės. Ir tuomet jau buvo nuspręsta, kad nepakanka tokios deklaratyvios normos, nepakanka vien tik teismų praktikoje pavyzdžių, o reikalinga rimčiau į tą temą žiūrėti ne tik teismų praktikos lygmenių. Tai 2022 metais buvo tie pakeitimai, kurie jau numatė darbdavių pareigą ir prevencinės priemonės taikyti ir jau viduje nusistatyti tvarką skundų nagrinėjimų būtent apie smurtą ir priekabiavimą. Ir tada prasidėjo tikrieji ginčai jau darbo ginčų komisijose, tas vis kiekvienais metais daugėja tų ginčų būtent susijusių su smurtu priekabiavimu. O Inga, tu dar... jeigu gali ir pasidalink, kas įvyko po 2022 metų lapkričio mėnesio, pasileido naujasis 30 straipsnis, jis išsiplėtė. Tai ką mes visi, nes tikrai žinau, kad yra žmonių gal, kurie nėra taip artimai susidūrę arba žino, kad pasikeitė, bet taip viena ausim girdėjo. Tai kas dabar yra, ką mes visi kaip organizacijų dalyviai turime žinoti? Tai ką svarbu žinoti, kas pasikeitė nuo 22 metų, tai būtent, kad pirmas dalykas, kad įmonėms virš 50 darbuotojų yra privaloma turėti smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos politiką, tai yra prevencinių priemonių sąrašą ir būdus, kaip įgyvendinamos bus tos prevencinės priemonės darbe, kokių priemonių, kitaip tariant, imsis darbdavys, kad nebūtų darbe smurto ir priekabiavimo apraiškų. Ir įmonėms, kurios neturi 50 darbuotojų, taip pat privaloma turėti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą nagrinėjimo tvarką. Tai yra, kam bus teikiami tokie pranešimai, kokia tvarka, kaip jie bus nagrinėjami, kaip bus priimami sprendimai. Tai pagrindinis šis dalykas ir kas jau nuo 22 metų privaloma, bet į ką darbdaviai irgi numodavo labai, didžioji dauguma darbdavių numodavo ranka, tai darbdavys privalo organizuoti mokymus darbuotojams, būtent smurto ir priekabiavimo tema. Tai yra apie pavojus, kokie gali kilti, kur kreiptis, ką daryti, jeigu susiduriame darbe su šiuo dalyku. Tai tokie pagrindiniai dalykai, dabar dar pasikeitė vėlgi nuo 25 metų sausio mėnesio dar papildomi pakeitimai, kadangi darbdaviai, kaip jau sakiau, ir mes kalbėjom apie tai, kad numodavo ranka į tos dalykus, tai dabar jau darbo inspekcija priėmė labai aišku aprašą, kokios tos yra būtinos prevencinės priemonės ir jos yra taikomos visiems be išimties darbdaviams. Ir aiškiai pasakė, kad mokymai turi būti organizuojami darbuotojams kas 3 metus, ko nebuvo iki tol. Tai kaip ir organizuojami mokymai, bet nenumatytas tas periodiškumas ir darbdaviai visiškai į tai nekreipdavo dėmesio. Tai dabar labai aiški tvarka, kas 3 metus, kaip jie organizuojami ir visiems aiškiau. Ir dar vienas svarbus aspektas, kas nuo būtent sausio 1 įvyko, tai vadovų atsakomybė sugriežtinta, įvedant atskirą administracinę atsakomybę būtent už 30 straipsnio pažeidimus. Tai jeigu įmonės vadovas nėra patvirtinęs reikiamų politikų, apie kurias kalbėjau, tvarkų, neįdiegęs reikiamų prevencijos priemonių, jam gali būti taikoma administracinė bauda. Ir jeigu pats vadovas atlieka smurto priekabiavimo veiksmus prieš darbuotojus, vėlgi atskira administracinė atsakomybė, kuri taikoma tiesiogiai vadovui. Čia labai svarbu turbūt irgi vadovams dar kartą pasitikslinti ir su savo HR žmonėmis ar teisininkais, kaip šitą politiką tinkamai įgyvendinti, kaip ir mokymus prasivesti. Ir tą politiką tikrai skatinti organizacijų, kad jinai būtų ir apie ją kalbėti, kaip tu ir sakei, net nepriklausomai nuo to, kiek darbuotojų yra, žmonės turi žinoti savo galimybę apsiginti, kaip kreiptis, kur kreiptis ir ką padaryti. Tai aš labai linkiu, kad po mūsų šitos laidos tai būtų pirmas toks indėlis apie tai pakalbėti organizacijoje. Inga, kas apskritai yra tas psichologinis smurtas ir mobbingas? Tai yra tos pačios savokos, tai yra 2 skirtingos savokos ir kodėl mes jas dabar, taip sakyčiau, suplakam į vieną? Nes aš atsimenu,
kažkada seniai visi kalbėjom mobbingas, dabar po darbo kodekso pasikeitimo mes turim psichologinį smurtas ir ten jau viskas, kas į jį įeina. Tai jeigu gali, tu irgi tokia truputėlį takoskyrą atskirk, bet ir iš tos savo praktinės pusės, jeigu gali, nes tikrai tikiu, kad yra žmonių, kurie būtent šito laukia klausimo, kaip atskirti ir kas tai yra. Taip, tai kodėl mes kalbėjome prieš tai apie mobbingą? Mobbingas gal labiau tokia buitinė sąvoka, neteisinė sąvoka, nes darbo kodeksas neapibrėžia mobbingo kaip mobbingo. Tai yra smurtas ir priekabiavimas sąvoka darbo kodekse. Tai mobbingas yra iš esmės, kalbam apie tą patį psichologinį smurtą, bet psichologinis smurtas darbe ir toks sistemingas, priešiškas elgesys nukreiptas prieš vieną darbuotoją arba grupę. Kažkoks darbuotojas, pavyzdžiui, yra žeminamas, tyčiojamas iš jo, panašiai kaip mokyklose būna patyčios ar ne, tai čia darbe toks psichologinis smurtas nukreiptas sistemingas prieš vieną darbuotoją arba prieš darbuotojų grupę gali būti. Dabar apskritai teisėje, aišku, mobbingo sąvoką ir teismai kažkaip mėgsta naudoti, tai čia nėra taip, kad negalim sakyti mobbingas, galim sakyti mobbingas, bet ta gal teisingesnė teisinė sąvoka yra smurtas ir priekabiavimas, tai jinai apima ir smurtą, tai fizinis smurtas, žinome, kas tai yra, psichologinis smurtas, kuris nėra visai mobbingas, nes psichologinis smurtas gali būti ir vienkartinis veiksmas prieš toks paniekinantis garbę ir orumą žeminantis elgesys gali pasireikšti ir vieną kartą. Ir priekabiavimas. Priekabiavimas iš esmės susijęs su diskriminacijos sąvoka, tai yra priekabiavimas dėl lyties, dėl kažkokios tautybės, pilietybės, visų tų dalykų, diskriminacinių dalykų. Ir įeina jo sąvoka seksualinis priekabiavimas, tai čia jau gali būti ir seksualinis smurtas, ir seksualinis priekabiavimas. Tai vėlgi priekabiavimas dėl lyties susijęs su seksualumu, seksualaus pobūdžio kažkokie užgauliojimai, pasiūlymai, grasinimai susiję su tuo. Tai toks aspektas, kuris irgi svarbus. Ką tu, Inga, dabar pastebi per tuos 3 metus, kaip įmonės, ir darbuotojai sąmoningėja ir kokių dažniausiai situacijų pastebi, dėl ko žmonės dažniausiai kreipiasi, ar į pačią tave, ar turi galimybę, ir su ginčų komisija, ar su valstybinė darbo inspekcija, žinau, kad bendradarbiaujat. Dėl ko dažniausiai šitas straipsnis yra panaudojamas? Ką žmonės, ką darbuotojai patiria ir iškelia į dienos šviesą? Tai čia galima daug kalbėti, nes iš tikrųjų tikrai tų situacijų praktinių yra ne viena. Vienos jų užsibaigia dar nepasiekę darbo ginčų komisijos, dauguma užsibaigia darbo ginčų komisijoje, labai retais atvejais patenka į teismą, kaip ir visi darbo ginčiai dabar, iki teismo retai ateiname. Situacijos iš tikrųjų pačios įvairiausios, nuo seksualinio priekabiavimo iki ir iš tikrųjų taikomo kažkokio sistemingo, kur tikrai pasitvirtina sistemingas psichologinis smurtas, iki tokių dalykų, kur darbuotojai, išgirdę kad dabar ta tema yra, kaip sakant, ant bangos, bando pasinaudoti tuo straipsniu ir jau jiems viskas, ką darbdavys daro, yra smurtas ir priekabiavimas. Tai kaip pavyzdžiui, dabar visai neseniai turėjau bylą, pirmos instancijos teisme nagrinėjom ir tuo ir užsibaigė iš tikrųjų įsiteisėjęs sprendimas, kur darbuotoja kreipėsi dėl mobbingo, sakydama, kad darbdavys, jai pasiūlė sudaryti susitarimą dėl darbo masto padidinimo, pasirašydamas susitarimą, taip pat pakeisdamas jos darbo grafiką, jai vykdė mobbingą. Ji traktavo tai kaip mobbingą. Akivaizdu, kad darbuotoja buvo, ji tokia buvo jautresnė, žymiai jautriai labai sureagavo į tai, kad pakeitė darbdavys jos darbo grafiką. Jai ten buvo sudėtinga suderinti iš tikrųjų šeimos gyvenimą, nes turėjo mažą vaiką ir darbdavys pakeitė grafiką ir ji priėmė tą labai asmeniškai ir kaip mobbingą. Bet viduje organizacijos jinai niekam nieko nesakius, tiesiog parašė prašymą išeiti iš darbo.
Ir teisme, aš atstovavau įmonę ir iš tikrųjų pavyko įrodyti, kad tie visi veiksmai yra darbdavio realiai buvo teisėti veiksmai, įgyvendinant darbo kodeksą, kad darbdavys gali tiek pasiūlyti susitarimus pasirašyti dėl darbo sąlygų keitimo, tiek pakeisti darbo grafikus ir tai nebūtinai laikoma mobingu, nes toj situacijoje nebuvo įrodyta, kad tai buvo kažkoks priešingas elgesys, kad buvo siekiama sukurti kažkokią bauginančią aplinką ar žeminančią aplinką tai darbuotojai. Ir realiai, kai bendravau su darbdaviu, iš tikrųjų niekas nesuprato, kas įvyko, kodėl darbuotojai išėjo iš darbo, nes jinai niekam nieko nei prieš tai sakė. Sako, mums tas skundas buvo netikėtas, nes mes, nesupratom, kas įvyko. Tai žmogus pirmiausiai išėjo iš darbo ir tada kreipiasi į teismą. Čia vėlgi parodo ir iš to, kad kartais darbuotojai irgi labai jautriai situaciją reaguoja ir jeigu jie keltų klausimus iš karto įmonės viduje, tai gal ta situacija tiesiog būtų išspręsta viduje ir nereiktų išeiti iš darbo. Nereikia viską priimti, taip asmeniškai ir iš karto reaguoti išeinant iš darbo, kad reikia spręsti tą situaciją ir kalbėtis ir pačiam darbuotojui su darbdaviais. Čia toks pavyzdys. Aišku, yra pavyzdžių ir iš kitos pusės, kur iš tikrųjų yra tas priekabiavimas ir smurtas ir... O tu gali pasidalinti truputėlį, nes aš ką aš pati, girdžiu ir ką suprantu, kad, kas yra tas psichologinis smurtas. Tai yra tas spaudimas, neetiškas bendravimas, ten kitų žmonių atžvilgių ypatingai, jeigu su vienais tu vienaip, su kitu tu kitaip. Ignoruoji, nepagrįstos, kritika, apkalbos, šantažavimas, kažkoks įžeidinėjimas, net tas pats manipuliatyvus elgesys, juokeliai ten kažkokie, ten patyčios, kaip tu sakai, mokyklos formoje, tam tikrų pasiekimų nuvertinimas. Bet ką tu dar iš to, ką aš įvertinau, kada tai tikrai bus psichologinis smurtas, o kada tai bus, vienkartinis kažkoks, pajuoka elgesys ir kaip aš turiu reaguoti, kai vieną kartą įvyksta, ar man tai turi būti sistemiškas elgesys. Čia truputėlį noriu, kad, pažiūrėtum iš to darbuotojo pusės. Nežinau. Yra vadovas, kuris mėgsta ateiti ir iš manęs pasijuokti, pavyzdžiui, prieš visus kolegas susirinkimo metu. Arba turiu kolegą, kuris ten, radęs mano seną Facebooko nuotrauką, siunčia visiems kolegom ir sako, pažiūrėkit, ten kokia, putlutė. Čia kaip pavyzdys. Taip. Kas turi įvykti, kada žmogus jau gali pradėti galvoti, kad čia, man atrodo, kad čia yra tas psichologinis smurtas ir mobbingas ir man reikėtų pradėti sunerimti ir pagalvoti, kas čia vyksta. Tai iš tikrųjų, čia jau darbuotojui reiktų įsivertinti, bet pirmas dalykas, ką labai svarbu daryti iš aukos pozicijos, ar ne, tai pasakyti stop, kad man nepatinka tas elgesys. Jeigu jau darbuotojas jaučia, kad jam nepatinka, kad jo nuotrauka, tarkim, iš Facebooko, ar ne, kažkokia sena dalinamasi, gali būti dalinamasi ir ten susirašinėjame kažkokiam elektroniniam bendram čate, ar ten susirinkime ant ekrano ar panašiai. Tai jeigu darbuotojui žmogui tai nepatinka, jis turi pasakyti, stop, mane šitą situaciją, man ji nepatinka. Prašau taip nesielgti. Tai nes iš kitos pusės pažiūrėjus, kartais tai būna toks kolektyvas, kur visi mėgsta aštriau pajuokauti, ar ne? Ir tas žmogus, kuris juokauja, ne visada supranta, kad čia įžeidžia kitą žmogų. Tai labai svarbu, kad tas žmogus netylėtų ir pasakytų, stop, man nepatinka ir man netinka. Tai jeigu pasakius stop, toliau tas elgesys matom, kad kartuojasi. Net jeigu tai tokia ant plonytė riba, ar ne, dažnai būna tas tarp juoko, sarkazmo, kur nesuprasi, kad lyg ir juokinga, lyg ir nejuokinga. Tai jeigu tam žmogui, apie kurį juokaujama, tai yra nejuokinga, jis turi aiškiai tai komunikuoti. Ir jeigu toliau kartuojasi ir tas asmuo, kuris tai daro, nedaro išvadų, jau tai gali reikšti smurtą ir priekabiavimą. Tai turi būti ta mūsų valia išreikšta, kad mes tikrai pasakom, kad tai mums nemalonu, net nežinau. Apie tą patį galim pažiūrėti, kažkada skaičiau irgi vieną, tiesiog, nežinau kaip pasakyti, išaiškinimą, gal kad buvo darbo vakarėlio metu vienas žmogus tiesiog labai kitą žmogų norėjo liesti, apsikabinti, prieiti.
Ir irgi žmogus kreipiasi parašė darbdaviui skundą, kad, vat yra vienas asmuo, kuris nuolat prie manęs priekabiauja. Ir tai irgi gali būti jau pripažįstama tuo. Teisingai, ar gali būti tokia situacija? Taip, aš esu turėjus irgi tokią situaciją, kuomet darbuotojai irgi apskundė ten visą eilę keletą kitų darbuotojų, kurie įmonės vakarėlio metu tai uždėjo ranką kažkur ant peties, tai uždėjo ranką ant kojos kitą kartą. Ir taip, tai vėlgi čia kiekvieno žmogaus ir tos asmeninė erdvė yra skirtinga. Gal kitam tas padėjimas rankos ant peties nieko nereiškia, o kitam tai yra nemalonu. Tai apie tą aš ir kalbu, kad tai kaip atskirti, kada jau yra smurtas ir priekabiavimas, kad tai yra nepageidaujamas elgesys. Kaip žinot, kad nepageidaujamas, tai arba stebėti, aišku, reakciją, jeigu aš esu tas, kuris prisiliečia, jeigu kitas atšoksta jau taip, matau, kad nemaloniai, tai tada geriau nesiliesti kitą kartą, ar ne? Arba jau jeigu jau visiškai erzina, tiesiog pasakyti stop, tai, sakau, pirmas požymis - nepageidaujamas elgesys. Antras dalykas, kad tai daro kažkokį fizinį arba psichologinį poveikį kitam žmogui. Aš galiu ten, tarkim, kažkokius apie save juokauti, tarkim, ane, juokauju apie save ir niekam nedarau nei nieko liečiu fiziškai, nei nieko emociškai liečiu, tiesiog aš apie save juokauju. Tai kaip ir nedarau niekam žalos, ar ne? Bet jeigu aš juokauju apie kitą asmenį ir jam jau tai sukelia psichologinį diskomfortą kažkokį, jau jį tai paveikia, arba galų gale prisiliečiu prie jo ir jam tai nepageidaujama, tai jau antras požymis, tas daromas poveikis. Ir trečias požymis, tai bauginanti priešiška aplinka arba garbės ir orumo pažeidimas. Tai čia irgi svarbus požymis, kad tai, kad aš vieną kartą prisiliečiau ir jam nepatiko, tam žmogui jis pasakė, gal tu nesiliesk, man nepatinka, tai vėlgi vien dėl to vieno atveju matyt, nereikėtų taip jau iš karto konstatuoti, nebūtų konstatuojama, kad jau čia smurtas priekabiavimas, gal žmogus netaip suprato, ar ne? Tai bauginanti ir priešiška aplinka arba garbės ir orumo pažeidimas. Tai ta bauginanti priešiška aplinka, tai daugiau jau kai pakartotiniai veiksmai vyksta, kai jau aš ne kartą, man jau pasakė stop, aš toliau liečiu, jau negerai. O tas garbės ir orumo pažeidimas, kai jau, akivaizdžiai jau, kad ir vienkartinis veiksmas, bet jau žemina žmogų ir net nežinau, kokį pavyzdį pateikti, nekompromituojant. Čia, žinai, galima, nekomentuojant, žinai, ir situacijų, bet buvo čia šiais metais nuskambėjusi ir viena tikrai ta situacija, kur tiesiog internete žmogus, net neminant vardo ir pavardės, ištransliuoja vieną ar kitą informaciją ir darbo ginčų komisija nusprendžia, kad tai yra to žmogaus garbės ir orumo pažeidimas darbiniam kontekste. Tai labai tokie dalykai tikrai yra labai artimi, kur mūsų tos ribos yra labai tokios siauros ir mažos. Inga, o ką turi daryti žmogus, kuris tai patiria? Nežinau, kokia yra jo gynybos eiga, tu pasakyti, kad nemalonu, užkirsti kelią, ne tam, kad tai nepasikartotų, bet jeigu tai sistemingai kartojasi, 2, 3 dieną, mėnesį, savaitę, gal kažkam vis skirtingom formai, ką turi daryti tas nukentėjęs asmuo, koks jo algoritmas veikimo turėtų vykti organizacijoje ir po to už organizacijos gal ribų. Taip, tai jeigu jau mes, kaip sakant, jau pasakyta stop ir vėl kartojasi ir jau darbuotojas mato, kad jau čia galima, jis jaučia, kad tai yra smurtas priekabiavimas, nenori eiti į darbą, tarkim, ar ne, jaučiasi blogai prie to kito žmogaus, prie to kito darbuotojo, kuris taip elgiasi. Tai svarbu yra netylėti iš tikrųjų, dėl to mes čia ir kalbame su tavimi ir dėl to tie įstatymų pakeitimai priimti, kad netylėti. Pirmas dalykas - išsiaiškinti, kokia įmonė yra, ar yra įmonė patvirtinta, pavyzdžiui, ta pranešimų apie smurtą priekabiavimą tvarka, arba yra smurto ir priekabiavimo prevencijos politika. Įmonės būna, daug įmonių jas skelbia tiesiog interneto svetainėje viešai, arba būna supažindina darbuotojus raštu ir kažkur yra įmonėje jinai, kur galima prieiti susipažinti su ta tvarka. Tai susipažinti su ta įmonės tvarka, kaip teikiami pranešimai. Pranešimą galima teikti tiek žodžiu, tiek raštu, bet kokiam priemonėm, galima ir anonimiškai, jeigu nesaugu, nemalonu ar ne asmeniškai, tai gali būti anoniminis pranešimas tuo kanalu, kurį įmonė yra nurodžius.
Ir tai kreiptis į tą atsakingą asmenį, šiaip įmonėmis yra pareiga paskirti atsakingą asmenį, kuris priima tuos darbuotojų nuogąstavimus, pranešimus jau oficialius. Tai kreiptis į atsakingą asmenį, atsakingas asmuo jau toliau perduoda nagrinėti komisiją, įmonė viduje sudaro komisiją, kuri nagrinėja ir jau darbuotoją informuoja apie tą nagrinėjimo eigą. Dabar jeigu įmonė nesiima veiksmų arba pateikiau skundą, tačiau matau, kad niekas nevyksta, tada kiti keliai galima kreiptis, arba irgi įmonė išnagrinėja, bet tarkim manęs netenkina, ar ne, tas sprendimas ne mano naudai priimtas. Tai tuomet jau aš kreipiuosi į darbo ginčų komisiją su skundu, arba dar galima kreiptis tiesiog į darbo inspekciją su paprastu pranešimu skundu, kad jinai imtųsi administracinio poveikio priemonių, tai kaip aš kalbėjau, administracinė atsakomybė yra taikoma, o į darbo ginčų komisiją jau jie nagrinės mano konkretų skundą ir paprastai tai būna reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Eina kartu taip, atlyginti neturtinę žalą. Ir Inga, aš dar iš karto šitoje vietoje klausimą. Jeigu vyksta paraleliai, nežinau, įmonė jau darbuotojas kreipiasi, tai nežinau, per 10 dienų nieks neįvyko, ar žmogus būtinai turi sulaukti įmonės atsakymo, ar jisai lygiai grečiai gali kreiptis į, pavyzdžiui, darbo ginčų komisiją dėl neturtinės žalos, o darbo inspekcija, kaip tu sakai, pranešdamas apie administracinį tą pažeidimą. Ar reikia mums sulaukti, kad organizacija išnagrinėtų vienokį ar kitokį ir priimtų sprendimą? Tokio reikalavimo nėra, galima kreiptis iš karto, iš tikrųjų nėra tokio reikalavimo. Jeigu man, tarkim, aš nepasitikiu įmonė, ar ten jau tas mobbingas pasiekęs tokią stadiją, ar ne, kur jau matau, kad nebus prasmės, tai aišku, rekomenduotina viduje spręsti vien dėl to tokio teisinio dalyko, kad aš išbandžiau, aš pateikiau skundą, bet žiūrėkit, jie net nesprendė mano skundo, jie net ignoravo. Tai dar kartą parodytų, kad tikras tas mobbingas, bet niekas nedraudžia tikrai tuo pačiu metu kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu atlyginti neturtinę žalą. Bet Inga, šitoje vietoje žmogus patiria tai, parašo pranešimą, kaip tu sakai, skundą, bet jis turi turbūt pateikti įrodymus. Nes tai yra turbūt be galo svarbu, o kaip rinkti tuos įrodymus, kas yra tie įrodymai ir kaip teisingai pasiruošti tam kreipimuisi, ką aš turiu kaip auka apgalvoti prieš tą kreipimąsi. Nes jeigu aš tiesiog turbūt parašysiu, kad man, nežinau, vadovas per susirinkimą 3 dienas iš eilės ant mane šaukia, įrodymas. Taip, labai geras aspektas. Iš tikrųjų, ir čia dabar kaip tik paminėsiu statistiką, nes tų ginčių vis daugėja ir tų kreipimusių į darbo ginčų komisiją daugėja, bet jų gal tik 6-8 procentai baigėsi teigiamai, tai yra, kad pripažįstamas tas smurtas ir priekabiavimas. Tai dauguma arba susitarė šalys taikiai, arba yra atmetami reikalavimai. Ir dėl ko? Dėl to, kad trūksta įrodymų. Nes šitoj vietoj darbuotojas turi turėti kažkokius įrodymus, nes vien paties fakto pasakyti neužtenka. Tai irgi patarimas tikrai rinkti tuos įrodymus. Rinkti galima bet kokiam priemonėm, nes tai yra paties darbuotojo teisų gynimas, tai jis gali ir įrašinėti garsą, ir vaizdą įrašinėti, tai gali būti tiek vaizdo įrašai, tiek garso įrašai, tiek žinutės, elektroninio pašto laiškai. Jeigu tai vyksta darbiniam kažkokiam susirašinėjimą, patartina ar ten screenshotus, tuos ekrano nuotraukas pasidaryti, arba persisiųsti į savo asmeninį paštą, jeigu savo teisų gynybai tai bus naudojama. Tai nėra neteisėta toks įrodymų rinkimas. Ir visom įmanomom priemonėm susirinkti bent jau pradinius įrodymus. Ir ypač jeigu turim bylą, tarkim, dėl seksualinio priekabiavimo, tai reikia turėti bent vieną kažkokį pradinį įrodymą, kad po to darbdavys jau turės pareigą įrodyti, kad nebuvo to seksualinio priekabiavimo. Pačią pradžią, kad bent jau tas faktas kažkuo pagrįsti, tai nebūtų vien mano kažkokie įsivaizdavimai, tai vis tiek reikia. Reikia susirinkti įrodymus. O Inga, dar liudininkai, nes kai tai vyksta darbo aplinkoje, aš kaip pačioj pradžioj sakiau, žinai, tarsi liečia vieną žmogų, bet iš tikrųjų tai paliečia visą organizaciją, tai kaip obuolys, jisai sugenda, ne? Ir jeigu tas kirminas atsiranda, tai tikrai aš dažnai mėgstu irgi pasakyti, kad mes dalyvaujam visi tame, jeigu nusišalinam. Jeigu tiesiog mes visi ignoruojam ir nematom. Tai ar mums reikalingi yra, nežinau, liudininkai kažkokie jų, ar yra, nežinau,
apklausos, ar kaip čia pavadinkim, ar tu turi pateikti, kad, nu, papasakok truputėlį ir apie liudininkus. Ar tai Taip, yra? liudininkai taip pat svarbu. Jie gali būti ir kviečiami ir į darbo ginčų komisijos posėdį, ir į teismo posėdį vėliau. Tai liudytojų parodymai svarbus. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu yra jau ta aplinka tokia mobinguojanti, darbuotojai gali bijoti liudyti prieš darbdavį. Gali bijoti. Tai kaip taisyklė, darbuotojai, kurie vis dar dirba, liudija paprastai darbdavio naudai. Nu, čia tokia bendra taisyklė, kurie išėję iš darbo jau liudija labiau objektyviai. Ir netgi teismuose, kai mes kviečiam liudytojus, teismas visuomet labiau tiki tais darbuotojais, kurie jau išėję iš darbo. Kurie jau nebeturi dabar santykio to tarsi teisinio, ne, su žmogum. Taip, tai tada geriau pasitelkti tuos žmonės, kurie jau išėję, galbūt nebedirba. Tada ir teismas, ir ginčų komisija jo įrodymus vertins patikimiau. Galų gale ir esamas darbuotojas, jeigu jūs liudys prieš darbdavį, tai irgi bus vertinami tie įrodymai. Tiesiog paprastai dažnai būna, kad bijoma pasisakyti. Mažiau sverto. Aš dar galvoju ir mes klausytojams galim pasakyti, kad jeigu turit klausimų ar kažkokių pastebėjimų situacijų, tikrai drąsiai galit mums užduoti klausimus. Mes su Inga tam ir susitikom, kad tą temą truputėlį praplėsti ir padėti jums ją panagrinėti plačiau. Ir galvoju, Inga, eisiu iškart prie kito klausimo, nes čia dažnai miniu, vadovai sako, vadovai daro, vadovai, nežinau, ten kažką šantažuoja, manipuliuoja, pasako. Bet ar iš tikrųjų tas vykdytojas yra tik vadovas? Ar negali būti, kad ir auka yra vadovas? Gali truputėlį papasakoti apie tuos, vaidmenis, kaip pasitaiko ir skundų, kokių situacijų turi? Nes kodėl aš tą klausiu? Nes tikrai pasakius žodį mobingas arba priekabiavimas, arba ten psichologinis smurtas, visi įsivaizdavo tą smurtautoją, tai tokį, piktą dėdę, vyrą. Bet juk tai gali būti rami, graži, kultūringa moteris, kuri tam tikrai savo veiksmais, žodžiais daro spaudimą. Tai jeigu gali truputėlį apie tas rolės papasakok. Taip, dėl tų rolių, tai iš tikrųjų gali būti visokių situacijų. Ir tas pats vadovas, taip, jis gali būti tiek smurtautojas, tiek auka. Gali būti tiek realiai auka, prieš kurį kiti darbuotojai susimokė, tarkim, jį ignoruoja, nepaiso jo nurodymų, ar ne, tarkim, neseniai asmuo tapo vadovu ir visiškai kolektyvas jo nepaiso, pašiepia, pajuokia, jeigu jis kažko paprašo, ar ne. Tai tikrai esam turėję atvejų, kuomet vadovas tampa kažkokio manipuliatyvaus darbuotojo auka, kur darbuotojas sako vadovui, tu nieko nesupranti, aš čia daugiau metų dirbu už tave, aš esu vyresnė, tarkim, ir tu nieko nesupranti čia, aš geriau žinau, kodėl tu čia man šitą liepi daryti, nes aš geriau žinau. Nu tai su tokiu požiūriu eina ir po to jau tas vadovas tampa auka. Kitas dalykas, kur vadovas irgi gali tapti auka, tai kai yra pateikiami nepagristi kaltinimai vadovui dėl smurto ir priekabiavimo. Ir čia gal net dažnesnė pastaruoju metu situacija, kur jau šiek tiek paminėjau, kad darbuotojai dabar mėgsta šiek tiek pasinaudoti tuo įstatymu ir prieš vadovą nukreipia tam tikrus savo įtarimus. Ir čia jau vadovui iš tikrųjų yra labai sunku apsiginti, nes ta žala, net jeigu po to kaltinimai nepasiteisina, ta žala reputacijai vis tiek būna padaryta. Nes vis tiek atsiras kažkas, kas jau kas nepatikės, tarkim, ar patikės, ir jau nesvarbu, kad tai mes ištyrėm ir supratom, kad tai yra tik tai manipuliacija, kad tai nebuvo tikra, reputacijai žala būna negrįžtama. Tai esam irgi turėję tokį atvejį, kur darbuotoja apkaltino vadovą seksualiniu priekabiavimu, bet realiai po to, kai jau tą situaciją išnarpliojom, paaiškėjo, kad tai pati darbuotoja rodė dėmesį tam vadovui, jis skatino, tarkim, ar ne, provokavo ir galų gale, ir tuo susirašinėjimai buvo tam tikri, jinai pati provokavo, kvietė susitikti tokiais nedarbiniais klausimais
Ir po to, kai jau klausimas ėjo apie jos atleidimą, apie jos išėjimą iš darbo, situacija apsisuko taip, kad jie apkaltino vadovą, kad yra seksualinis priekabiavimas. Pateikė žinutės iš konteksto išimtas ar ne, visą sukūrė istoriją su savo vertinimą, gal taip sakykime, pateikė savo situacijos vertinimą, bet kaip paaiškėjo toliau, kad tai nebuvo nepageidaujamas elgesys, vat ką aš ir sakiau, pirmas žingsnis nepageidaujamas elgesys, o labiau kaip tik pageidaujamas elgesys iš jos pusės. Nepaisant to, vadovo reputacijos tiek buvo sugadinta ir žala reputacijai buvo padaryta. Inga, tu čia labai gerą, žinai, paėmė į tą kampą apie vadovus, nes tikrai, ypatingai turbūt ir tu pastebėjai, nes dirbi su žmonėm, kurie užima tas aukštesnės pareigas. Ir po 2022 metų lapkričio man dirbančiai konsultantai su vadovais, kalbant apie grįžtamąjį ryšį, kalbant apie metinius pokalbius, kalbant apie atlygio kėlimą, kalbant apie reikalavimus, vadovai man sako, Rida, aš nežinau, ką daryti, nes kad ir ką, aš vos biškį pasakau kažką, kas yra ne taip, man iš karto šaukia komanda, čia mane mobinguoja, arba prasideda apkalbos, kad čia mūsų vadovas spaudžia, mobinguoja ir čia mes to įkreipsimės. Kaip tuos vadovus, žinai, mūdvi šiandien galim nuraminti, kad jie toliau vykdytų tą savo veiklos kontrolę ir kad turėtų tuos argumentus, kada teisėti vadovo reikalavimai, vykdoma veikla nebus laikoma mobingu. Taip, tai iš esmės, ką vadovams daug iš tikrųjų patarimų galima čia prižerti, bet pagrindinis dalykas ir pagrindinė taisyklė, kad vis tiek darbdavys vadovauja darbo procesui. Tai jeigu yra vadovas, jis turi teisę vadovauti, organizuoti darbą. Bet jis turi tą daryti pagarbiai ar ne, neperžengdamas tam tikrų ribų. Tai jeigu jis tą daro pagarbiai, nenaudodamas kažkokių psichologinio smurto elementų, nereikiant tų darbuotojų, tiesiog reikliai, ta prasme, reikalauja rezultato, tai rezultato reikalavimas nėra laikomas psichologiniu smurtu ar smurtu ir priekabiavimu. Tada pavyzdžiui, vadovo vykdomas vertinimas, ar ne, jis turi teisę vertinti darbuotojo veiklą. Bet labai svarbu vertinant veiklą susilaikyti nuo visokių emocinių vertinimų ir tokių su darbu nesusijusių ar ne asmeninių kažkokių pastabų. Tai tokiu atveju tikrai darbdavys turi teisę vertinti ir kritiką pateikti, taip pat turi teisę vadovas. Kas yra labai svarbu, kad ta kritika turi būti pateikta pozityvi kritika, nesumenkinant darbuotojo. Tai gal tokia pagrįsta, gal labiau, ne? Inga, tas žodis pagrįsta. Taip, pagrįsta objektyviom priežastim. Ir čia vėlgi komunikuojant reikia pagrįsti savo. Jeigu tu pasakai, tu netinkamai tą darai, tai tiesiog pateikti pavyzdžius, ar ne, kelis objektyvius pavyzdžius, kaip pasireiškia tas netinkamumas. Ir tada mes jau turim objektyvę situaciją, kur ne dėl to tu negerai darai, nes man nepatinka ten tavo išvaizda, ar tu ten esi moteris, nemoki, nesupranti. Ne tai, o tiesiog mes pasakom, kad vadovas pateikia objektyvius aplinkybės, objektyvius dalykus. Tu ten to ir to situacijoje padarai tą ir tą. Ir šiaip iš teisinės pusės, tie pavyzdžiai, ir tas grįžtamasis ryšys pateikiant konkrečius pavyzdžius, ką darbuotojas ne taip padarė, jisai pasiteisina ir vėliau. Nes vėlgi būna labai dažnai darbdaviai ateina dėl atleidimo, sako, darbuotojas jau netinkamai dirba visus metus laiko. Mes sakom, o ką jūs sakėte jam? Ar turit kokiu nors susirašinėjimu, kad jūs sakėt, kad čia tą netinkamai darai, tą netinkamai. Ne, nieko neturim. Nieko, žodžiu, nesakė, leido darbuotojui visus metus elgtis netinkamai ir tada labai būna sudėtinga ir jau priimti kitus sprendimus. Tai tas grįžtamasis ryšys, pateikiant objektyvius pavyzdžius, ką darbuotojas netinkamai daro, jisai naudingas ir darbdaviui, ir darbuotojui. Ir pačiam žmogui. Pačiam žmogui, žinoma, naudinga, kad jis žino, jisai neprisigalvoja, nes tau pasako, tu blogai darai. Ir tada žmogus galvoja, o gal vadovas manęs nemėgsta, ar ne? Gal jisai čia mane mobinguoja, gal aš jam nepatinku dėl to, kad kitas darbuotojas yra vyras, o aš esu moteris ir gal aš jam dėl to nepatinku. Ir tada darbuotojas mintyse prisikuria galbūt kažkokių nebūtų dalykų.
Tai jeigu vadovas aiškiai pasako, kad tu toj vietoj padarai ne taip, toj vietoj. Ir dar vienas momentas, kur vadovui patarčiau, pasiūlo savo pagalbą, kad gal tau reikia pagalbos toj srityje, ar ne? Jeigu vadovas dar pasiūlo savo pagalbą prie tos kritikos, kaip pasitaisyti ir kaip galėtų vadovas padėti pasitaisyti, tada šitoj vietoj tikrai sunku bus įžvelgti kažkokį smurtą ir priekabiavimą. Ir turbūt, Inga, dar man iš praktikos, kiek tenka irgi šitoje temoje kalbėti su vadovais, mes labai svarbu tą momentą užšiopiam, kad vadovas turi būti teisingas visiems. Žinai, neišskiriant vieno ar kito asmens. Tai šitas turbūt irgi yra labai svarbu, kai, žinai, su vienais aš vienai bendrauju, o su vienu žmogum, jaučiu tau labai didelę tą meilę ir tau skiriu, žinai, tokį papildomą dėmesį per, žinai, kažkokią. Tai čia turbūt irgi svarbus kriterijus vadovui suprasti, kada tai jau gali būti. Visiškai teisingai. Netgi kritika gali būti ir objektyvi, kaip aš paminėjau, bet jeigu tą kritiką vadovas išreiškia visą laiką tik vieno žmogaus atžvilgiu, tai gali būti pripažįstama visgi priekabiavimu ir smurtu ir psichologiniu smurtu. Nes, turi būti kažkokios objektyvios aplinkybės. Jeigu vieno asmens veiksmus vertinam visiškai vienaip vadovas, o kito asmens veiksmai jau tai netinka jau. Tai žinom, neturi būti tokio nelygaus vertinimo. Išskirtinėmas gali būti pasireikšti ta netiesioginė diskriminacija, vadinama, kai realiai visgi, tarkim, vadovas nors ir objektyviai kritikuoja, bet kritikuoja vien tik, tarkim, moteris, o vyrų visiškai nekritikuoja. Tai galim, ta diskriminacija pasireiškia objektyviai, nors ir mes jos nematome žodžiuose, tiesiogiai nepasakoma, bet elgesio, ar ne? Tai reikėtų objektyviai vienodai elgtis taip su visais. O tai, Inga, tai ką vadovai vis tik gali reikalauti, arba kokie jų veiksmai tikrai, iš tavo praktikos niekada nebus pripažinti mobbingu arba psichologiniu smurtu? Mes pasakėm, kai yra nenukreipta į vieną asmenį, o visiems yra objektyviai, tai paminėjai, kad yra pagal pagrįstą reikalavimą. Kas dar yra? Vėlavimas, algos kėlimas. Pavardink tokias, žinai, situacijas, kur tikrai vadovai gali jaustis ramus ir turėti, žinai, mintį ir pasakyti, kad, žinai, aš girdžiu, kad tu galvoji, kad tai yra mobbingas, bet aš turiu, žinai, pagrindą pasakyti, kad tai nėra mobbingas. Nes ir vadovo turbūt ta pozicija irgi yra svarbi, kad, žinai, neužsileisti to matymo, kad čia tikrai kiekvienas mano žingsnis yra. Bet sugrįžkim dar prie to, tai kas, kokie tie veiksmai iš vadovų pusės, nebus pripažinti mobbingu. Aišku, visokių situacijų gali būti, bet dažnu atveju. Dažnu atveju tai turėtų būti visų pirma teisėti veiksmai. Jeigu vadovas reikalauja vykdyti vidinės tvarkas, ar ne, vidinėje tvarkoje parašyta, kad mes pradedam darbą 9 ryto ir iš tikrųjų taip vyksta, visi pradedam 9 ryto, ne tai, kad tik parašyta, bet nebevykdom. Bet jeigu iš tikrųjų ta taisyklė yra svarbi ir ji parašyta vidinėse tvarkose, tarkim, ateinam į darbą 9 valandą, tai vadovas tikrai turi teisę reikalauti ir turi teisę kritikuoti už tai, kad darbuotojas neateina ir griežtas būti tuo atžvilgiu. Tai čia tas ateimas į darbą tokia paprasta, ta taisyklė, bet tų taisyklių įvairiausių gali būti. Tai yra, visos taisyklės, kurios yra vidinėse tvarkose, darbo tvarkos taisyklės, ar ne? Ir jų reikalauti arba to pačiam darbo kodekse, ar ne, kad tai yra darbuotojo pareiga kylanti iš darbo kodekso. Tai jeigu tai yra teisėtas elgesys, vadovas, darbdavys arba vadovas turi teisę reikalauti iš darbuotojų, kad jisai paklustų vidiniai tvarkai, ar ne, vidinėms bendrovės taisyklėms ir visiems kitiems teisės aktams. Tai toks elgesys tikrai neturėtų būti laikomas smurtu priekabiavimu, nebent tai būtų nukreipta tik į vieną asmenį, tarkim, nieks nesilaiko tos taisyklės, o štai visi darbuotojai ten atvyksta 10 valandą į darbą, o mes tik iš vieno darbuotojo reikalavim, kad jis 9 atvyktų. Tada tas pats taisyklės reikalavimas vykdyti bus laikomas smurtu priekabiavimu. Kas dar? Visokių nuomonių. Reorganizacijos, pavyzdžiui, kažkokie apsijungimai, atsiskyrimai ar panašus dalykai, darbo funkcijų pasikeitimai. Tai turbūt čia irgi yra ten, kur vadovai gali jaustis ramesni šitoj vietoj. Taip, reorganizacijos, bet jos irgi reikia žiūrėti, nes iš tikrųjų
reorganizacija, kai vyksta, turi būti vėl visų darbuotojų atžvilgiu taikoma, visiems bendrai, neišskiriant konkretaus asmens. Ir aiškiai apibrėžtos taisyklės, kaip mes, pavyzdžiui, grupinis darbuotojų atleidimas. Turėjom 20 darbuotojų, dabar paliekam tik 10 tos pačios pareigybės, ar ne? Tarkim, vadybininkai buvo 20, dabar tik 10. Tai turim taikyti objektyvias aplinkybės, o ne kažkokius subjektyvius kriterijus. Tai čia irgi reiktų nepaslysti, reiktų, vadovams visuomet patartina tose situacijose darbinėse konsultuotis irgi su personalo specialistais, su teisininkais, kad veikti teisiškai ir pagal įstatymą, kad nepažeisti įstatymą. Pagrindinis momentas. Dar dėl tų, buvau kažkokį pavyzdį prisiminus, bet dabar užmiršau. Nutraukiau, matyti tavo mintį tavo. Nutrūko mintis. Tai gal tau dar sugrįžinai, žinai, tu labai svarbu irgi momentą pasakė apie tą teisėtumą, kad svarbu, kas yra numatyta, lygiai taip pat, kaip pasakėm, kad visų atžvilgių vienodai, bet aš galvoju, turbūt irgi lygiai taip pat svarbu yra organizacijoje apie tai kalbėtis, nes vadovo pareiga turbūt šitą temą yra ir po šiandienos mūsų laidos atsinešti pas save organizaciją ir pasikalbėti. Kaip mes matom šito situacijoje, turbūt ką mes dedam stop linijas, ką įsivardinam, kas pas mus yra, nepriimtina, netoleruotina, kaip mes elgiamės, jeigu mes tai pastebim, nes turbūt nuo to sąmoningo pastebėjimo situacijų mes galim išvengti to bereikalingo streso, kai darbuotojai įsivaizduoja, kad juos mobinguoja ir tada vadovai kenčia nuo šito, bet lygiai taip pat ir darbuotojai, kai nežino, kas tai yra, gali susikurti. Kaip tu matai šitą situaciją, kaip tai padaryti tema, kad tai nėra tik tema po stalo, kad girdėjom, darbo kodeksas ten kažką numatė, bet kad tai taptų, tokiu gyvo organizmo organizacija, kad mes esam laisvi ir drąsūs apie tai kalbėti ir laisvi ir drąsūs pasakyti, kas tinka ir netinka ir laisvi ir drąsūs nusimatyti situacijose, kaip mes elgiamės ir vienas kitą pastebėti, matyti ir pasakyti, kad, man ta nuotrauka, kurią tu atsiuntėjai, yra, ne tai, ką mes esam susitarę. Kaip tu skatintum tai organizacijose padaryti ir kodėl tai yra taip svarbu šiandien? Iš tikrųjų, tai net, kaip sako, geriausias požymis gerai susidirbusios komandos, tai yra tai, kad vienas kitam gali pasakyti ir teigiamus, ir negerus dalykus. Tai ką vadovas gali padaryti, skatinti, būtent pasisakyti ir ne tik teigiamus atsiliepimus, bet ir neigiamus, ar ne, kažkokius skatinti tą, kad jam pateiktų grįžtamąjį ryšį, ar ne, ar galų gale apie jį patį, galų gale apie kitus, bendrai pasikalbėti ir skatinti darbuotojus teikti ir tą tokį grįžtamąjį ryšį, kritiką galbūt, ar ne. Ir kitas dalykas, už tai nebausti, nes vėlgi galime paskatinti, bet po to būna taip, kad paskatina pasisakyti apie kažkokius neigiamus dalykus, o po to pats darbuotojas dėl to nukenčia, ar ne. Tai niekada negali, tas asmuo, kuris dalinasi tais dalykais, negali nukentėti dėl to, kad jis dalinasi. Čia irgi vienas pagrindinių principų - skatinti žmonės dalinti, skatinti kalbėti ir teigiamai tą vertinti. Ir netgi ne tai, kad tam tarpusavio pokalbį, bet ir viešai vertinti teigiamai, kas jeigu darbuotojas pasisako ar nekelia klausimą, tai nešaipytis iš jo, kad oi, čia vėl jautriai sureagavo, ar ne, o tiesiog sakyti, žiūrėkit, iškėlė klausimą, taip, labai teisingas klausimas, labai teisingas pasidalinimas, mums visiems reikėtų apie tai pagalvoti ir pamastyti. Tai vertinti tą grįžtamą ryšį, gal ir vadovui ne visada malonu jį neigiamą sulaukti, bet jį vertinti, nes jis turbūt net svarbesnis negu teigiamą. Teigiamą mes visi užsidėję tą pozityvumo kaukę galim pasakyti daug teigiamų dalykų, bet neigiamą, kad pasakytų darbuotojas, kad išdrįstų, jeigu jis išdrįsta, tai jau čia ir gero vadovo, man atrodo, bruožas, jeigu jo darbuotojai išdrįsta drąsiai kalbėti ir apie neigiamus tuos dalykus. Tai kalbėtis kaip ir visose situacijose gyvenime. Bet turbūt ir tas kalbėjimas, jis turi turėti tikslą, tą saugią kultūrą organizacijų, kurioje visiems yra
malonu ateiti, dirbti ir sukurti tą galutinį rezultatą, kad organizacija galėtų klestėti, veikti. Tai jeigu tai atrodo, kad tai tema, žinai, ne man ir ne apie mus, bet iš tikrųjų tai yra esminė tema, kuri gali prisidėti prie to net galutinio rezultato komandoje sukūrimo, nes kartais mes nepastebim to, kas vyksta už uždarų durų, bet sukurti erdvę apie tai kalbėti ir tas situacijas nagrinėti ir patiems mums, kaip darbuotojams ar vadovams, geriau suprasti šitą temą būtų pravartu. Tai tikrai mokymai, konsultacijos, tai tikrai tai būtų ta erdvė, kuri šitą temą pradės praplėsti. Ir aš gal taip irgi pasidžiaugdama pasakysiu, kad net mūsų šita tinklalaidė jau yra edukacinio pobūdžio informacija, kurią tikrai, jeigu klausot va dabar vieną savo kabinete, tikrai pasidalinkit su kitais kolegomis ir praplėskit, padarykit tokį gerą intro į šitą temą, apie kurią galit pasikalbėti susirinkimų metu. Tai suteikit šitą įrankį savo organizacijos darbuotojams, nes tikrai daug reikalingos ir naudingos informacijos Inga su mumis pasidalino. Ir aš tikiu, Inga, kad mudvi dar čia tikrai išpeštume ir tų istorijų, ir tų situacijų, bet galvoju, gal keliaukime į tą tokį pabaigą, į apibendrinimą. Ką tu, kaip praktikuojanti teisininkė, gali, žinai, pasakyti tiek darbuotojams, vienas toks, žinai, palinkėjimas ir atskiras vadovams, ką jiems svarbu žinoti, prisiminti ir turbūt taikyti šitoje temoje. Jeigu galėtum taip sudėti, žinai, į tokius 2 esminius kertinius principus tiek darbuotojams, kurie situacijose atsiduria, čia gali būti ir vadovai, ne, ir panašiai, ir tiek vadovam, bet iš tos pusės, kai jų elgesys yra teisingas, tinkamas, teisėtas, tai kaip jiems jaustis ramiau. Tai jeigu gali, tokius akcentus sudėk ir būsim užbaigę turbūt šiandienos mūsų laidą. Na, iš esmės, tai pagrindinis dalykas, kurį ir darbo kodeksas, ir įstatymų leidėjas nori pasakyti, kad smurtas ir priekabiavimas nėra priimtinas organizacijose, jis yra nepageidaujamas ir galų gale ir tyrimai visi rodo, kad smurtas ir priekabiavimas klestintis organizacijose kenkia jų ir efektyvumui, ir galų gale ekonominiam augimui. Tai ta tema svarbi tiek vadovams, tiek darbuotojams, ir geras, sveikas mikroklimatas, aišku, padeda tiek įmonei klestėti, tiek darbuotojams geriau jaustis ir efektyviau dirbti. Tai patiems darbuotojams, ką galėčiau pasakyti, tai darbuotojams, kad nereikia tylėti. Visuomet, jeigu matote, kad jaučiate, kad kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų vykti, galite konsultuotis su teisininkais, ar ta situacija, kaip elgtis toje situacijoje, galite konsultuotis ir su teisininkais, ir su personalo darbuotojais, jeigu jais pasitikit. Netylėti, o vadovams, tobulinti savo kompetencijas, matyti ir nebijoti, aišku, būti vadovu, bet ir nebijoti nuolat ir tobulintis, kad tas vadovavimas atitiktų tai, apie ką mes kalbam, kad būtų saugi psichologiškai aplinka įmonė. Ir, laimės tikrai visi, tiek įmonė, tiek darbuotojai. Ačiū tau, Inga, labai. Aš dar nuo savęs gal tokį apibendrinimą turbūt pridėsiu ir kodėl šita tema tokia man pačiai yra artima ir svarbi, nes matau, kiek daug frustracijos išgyvena žmonės, kurie tai patiria darbe, ir tai yra gal per daugelį metų, jeigu ypatingai dirbi seniau, tai tapia tokia tarsi norma ir tu įsivaizduoji, kad kitaip būti negali. O kitoje pusėje esantis vadovai, kurių elgesys atrodo visiškai neturi nieko panašaus su psichologinio smurto sąvokoje esančiais veiksmais, jie pergyvena, išgyvena ir stengiasi organizaciją sukurti tokią, kad šito nebūtų, bet darbuotojams kiekvienas vadovo kabliukas jau tarsi simbolizuoja į tai. Tai aš labai noriu turbūt po šiandienos palinkėti to tokio drąsaus sąmoningumo apie tai kalbėti ir pastebėti. Ir turbūt vienintelis toks palinkėjimas visiems mums nebūti vykdytojais nusišalinant. Tai yra ignoruojant ir nematant, kad tai vyksta. Vyksta susirinkime, vyksta čate, vyksta laiškuose, vyksta ignoravimu. Pasakykim, pamatykim, įspėkim tą ir vykdytoją, pasikalbėkim gal ir su auka,
būkim sąmoningi šitoje temoje ir tikrai manau, kad nuo šito mes padarysim labai didžiulę atspirtį apskritai mūsų organizacinės kultūros plotmėje. Visi jausis tikrai daug geriau ir supras, dėl ko ir vardan ko jie daro vienus ar kitus dalykus, nes jeigu mes esam laimingi, jeigu mes esam priimti, ne, ir mes priklausom grupiai, kas čia yra mūsų svarbumas nuo pat turbūt gimimo, tas priklausimo momentas, mes visiškai kitaip veikiam. Tai vat to kitokio veikimo turbūt po šiandienos mūsų laidos ir palinkėsiu, o jeigu aš ar Inga gali būti jums reikalingo šitose teisiniuose labirintuose, tai drąsiai kreipkitės į Ingą, jeigu matot, kad galiu būti aš reikalinga, tai irgi drąsiai kreipkitės į mane, nes ta tema yra ta tema, kurią aš tikiu po šiandienos mes jau iš po stalo bent jau žinai išsitraukėm, jau matom, kad jinai yra. Tai labai ačiū tau, Inga. Gal dar nori kažką višnaitę užsidėti? Labai buvo tikrai įdomus pokalbis ir tikiuosi naudingas visiems. Ir kadangi čia tiek sumaišties šiek tiek ta tema tokios kelia, tai tikrai irgi paskatinsiu ir konsultuotis. Aš irgi teikiu konsultacijas tiek darbuotojams, tiek tokius vedu ir mini mokymus vadovams, kaip pateikiant pavyzdžius iš teismų praktikos, kaip nesuklysti vadovavime ir ko vengti, ko galbūt kažkokiu veiksmu vengti ar kažkur neįkliūti šitoje situacijoje. Tai sąmoningo ieškojimo. Tai tikrai to sąmoningo ieškojimo ir palinkėsiu. Ir ačiū, Inga, kad prisijungė. Ačiū visiems, kurie klausė. Ir iki kito mūsų susitikimo jau gegužę. Ačiū labai. Viso gero. Ačiū, kad buvai kartu su Triple O Consulting ir mano kuriama tinklalaidė Žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink, žmogiškai ir niekaip kitaip.